Šiandien LŽKT žinių klube turim du labai įdomius svečius. Turim ūkininką Lauryną Kaučiką, kurį mes pristatome kaip tvaraus ūkininkavimo ambasadorių, ir Heavy Finance pardavimų vadovą Tomą Gineitį. Ir šiandien pakalbėsim tikrai apie daug labai įdomių temų. Tai apie tą patį tvarų ūkininkavimą, regeneracinę žemdirbystę, apie anglies ūkininkavimą. Manau, kad atsakysim į jūsų klausimus, kuriuos turbūt kartais savo išsikeliat, bet neturite atsakymų. Tai aš, Lauryną, jūs pristačiau kaip tvaraus ūkininkavimo ambasadorių. Tai kas šitoje sąvokoje telpa, kaip jūs suvokiate tą tvarę žemdirbystę ir tą ambasadorystę, kodėl dabar tapot ambasadoriu? Tai žinokit, jeigu atvirai, tai pats tas žodis tvarus man nelabai patinka, nes jisai asocijuojasi daugiau su nuo angliško to termino sustain, tai yra išlaikyti. Tai jeigu kalbant apie dabartinę tą situaciją, tai išlaikyti tai, kas yra, nelabai norisi labiau atstatyti, regeneruoti visą tą situaciją ir tą pačią dirvožemio sveikatą, žmonių sveikatą. Tai jeigu kalbant apie tą ambasadorystę, tai aš manau, kad reikia suprasti, jog visa mūsų supanti aplinka yra tarpusavėje susijusi ir mūsų sveikata tiesiogiai priklauso nuo dirvožemio sveikatos. Tai būtent apie tą ambasadorystę, tai kad iš tos pusės prisidėti prie veiklų, kurios turi didelę reikšmę ir gali plačiau apimti, tą, sakykime, tai vat. O ką jūs savo ūkyje darot, būtent su, tvariu ūkininkavimu? Gal, nežinau, kad tas terminas jums nelabai patinka, bet nes gal šiek tiek papasakokite apie ūkį, labai įdomu, aš skaičiausi, bet turbūt mūsų žiūrovam įdomu, ką jūs veikiat, ką jūs darot. Tai va, mano ūkis prasidėjo nuo labai nualintų dirvožemių, kurie buvo ilgą laiką naudojami intensyviai cheminiai žemdirbystei. Ir tada aš kaip jaunas, ūkininkas, ne ūkininkas, tiesiog mes išsikraustėm gyventi už miestų ir norėjom užsiauginti savo maisto. Ir pabandėm tą padaryti, įsivaizduodami, kad pritaikę gamtinės žemdirbystės principus, ten pamulčiavę, gausim gerą rezultatą, tačiau nieko nesigavo ir niekas neužaugo iš tikrųjų. Tada pradėjau gilintis, ieškoti atsakymų. Tai išsityrėm dirvožemį, pamatėm, kad ten labai daug trūksta įvairių mineralų. Ir nuo tada realiai prasidėjo ta mano kelionė į tą regeneracinę žemdirbystę, sakykime. Tai aš labai norėjau prekinio daržo, kur galėčiau užauginti daržoves ir tiekti žmonėm, bet pamačiau, kad tai yra neįmanoma ir mes priėjom prie to, kad reikia gyvūnų šitai sistemai, ekosistemai. Ir pradėjom auginti vištas, po to ožkas ir dabar perėjom prie galvijų. Tai tokia ta istorija. Tai nuo savo geresnio maisto iki dabar jau turbūt ir tiekėt klientams, šiek tiek jau pradedam taip, nes mūsų banda prasidėjo nuo Kurtinių regioninio parko, jie perleido mums savo bandą ir mes dabar ją puoselėjam, auginam, plečiam. Mėsinius, ar ne? Taip. O daržovės kokias auginat? Dabar neauginam nieko, auginam ir valdom pievas. Ai, pievas, supratau. Taip. Tai čia tokie pabandymai iki įsigryninimo, į kurią pusę priėjom prie to, kad karvės gali būti ne tik teršti, sakykime, gamtą, kaip dabar kartais girdim medijų, bet ir gali būti tos, kurios atstato dirvožemį ir visą ekosistemą. Tokios ir teršėjos pagal ten paskutinius skaičius. Tai iš tikrųjų labai įdomu, bet irgi dabar šiandien gal Tomą norėčiau paklausti, domintis jūsų įmonė, ten žiūrint internete, tai jūsų prekės ženklas ar ne Heavy Finance ar pavadinimas dažnai su tvarumu siejasi. Tai kaip jūsų įmonė yra susijusi su būtent to tvarumo skatinimu, auginimu ir būtent žemės ūkio sektoriuje? Taip, tai iš tikrųjų mes su pirmaisiais ūkininkais šią temą jau pradėjom bendrauti dar 2020 metais ir esam vieni pirmųjų turbūt Europoje bandančių reiškės iš žemės ūkio išgauti tos anglies kreditus. Tai kaip mes, sakykime, dabar šiuo metu prisidedam prie tos tvaraus, jeigu galima taip Laurynai įsireikšti, ūkininkavimo, tai yra tokios dvi turbūt pagrindinės kryptis, kuriomis mes judame. Tai viena kryptis tai be abejo yra edukacija.
Tai kalbamės ir su tais ūkininkais, kurie jau kažkiek metų taiko tą, sakykime, beriminės žemdirbystės technologijas, ar kitaip tariant, gal nenaudoja plūgo savo veikloje. Tai tyriam jų dirvožemius, žiūrim, kas tenais vyksta, teikiame net lygintinas rekomendacijas, ką galima būtų padaryti geriau. Ir lygiai grečiai taip pat smarkiai bendraujame su ūkininkais, kurie dar neperėjo prie to tvaraus ūkininkavimo, bet galbūt norėtų tą daryti, tiesiog trūksta žinių. Tai todėl mūsų komanda yra tarptautinė, mes turim ir savo agronomus, ir mokslininkus, ir dėl to mes nesam su niekom susiję, reiškia, mes ūkininkui nepatarinėjom, kokio brendo, sakykime, trąšas pirkti ar kokio pobūdžio techniką įsigyti. Mums nėra intereso jam įsiūlyti kažką nupirkti, mūsų interesas yra, kad ūkininkui sektųsi geriau, nes kai jam seksis geriau, tada ir mums seksis geriau. Tai čia viena ta medalio pusė yra, kada per edukaciją bandom prieiti prie ūkininkų, nes vienam pačiam ūkininkui turbūt sunku susigaudyti, skiriasi ten ir dirvožemių tipai ir visa kita, tai vienos praktikos visiems nepritaikysi, dėl to reikia nuolatinės komunikacijos. Na, o kita kryptis tai yra ta finansinė pusė. Tai mes vieninteliai esam, kurie vykdo šią programą, dar kartu ir licencijuota finansų įstaiga. Dėl to ūkininkams galim suteikti tam tikrą finansavimą, sakykime, bet kokio pobūdžio reikmėms padengti. Ar tai, sakykime, įsigyti ten technologijom reikalingom, pereiti prie beriminės žemdirbystės, ar apyvartinėm lėšom, ar panašiai. Tai turime įvairių produktų, kuriuos galim ūkininkui pasiūlyti, būtent per kapitalo prizmę, nes, būkim bėdni, bet teisingi, bet žemės ūkis labai imlus yra kapitalui. Ten visada trūksta pinigų, ypatingai augalininkams, kurie paprastai pajamas gauna kartą metuose. Bet pavyzdžiui, pavyzdys, ar ne? Jeigu aš, tarkim, dar netvariai, dar nesu tvaraus ūkininkavimo šalininkė, tarkim, sakykime, aš esu ūkininkė, bet man reikia, tarkim, nežinau, traktorius ar dar kažko, tai yra galimybė pasiskolinti iš jūsų? Taip, tai mes suprantam, kad ne visi ūkininkai jau yra pasiruošę pereiti prie to tvaraus ūkininkavimo. Tai mes dirbame su visais ūkininkais. Mes labiau, ta prasme, stengiamės, kad kuo labiau ūkininką priartinti prie to kapitalo. Puikiai suprantam, aš pats, sakykime, ten virš 10 metų esu pradėgybęs tuose didžiuosiuose bankuose, žinau, kaip jie vertina tas smulkesnius klientus, jų finansus. Tai mūsų tikslas yra padėti tams, sakykime, galbūt mažesniems ūkiams kažkaip tai gauti taip reikalingą jiems tą kapitalą, kad jie galėtų plėsti tą ūkį, nes kaip kitaip tu užauksi, jeigu tavim niekas netiki ir tau nesuteikia ten reikalingų lėšų. Tai bendrai paėmus Heavy Finance finansuoja visų tipų ūkius, nepaisant to, kad ne visi tipų ūkiai gali dalyvauti toj anglies kreditų programai, apie ką čia mes dabar ir šnekame iš esmės. Tai mes galime finansuoti ir dengti bet kokius ūkininko poreikius, nuo apyvartinių lėšų, investicinių paskolų, žemės įsigijimas, technikos įsigijimas, naudotos technikos įsigijimas, ta prasme viskas, ko ūkininkui reikia, mes turim. O ko skiria tas nuo banko, pavyzdžiui, nes atrodo, ar eiti į banką, čia mitas galimai, ar ne, kad ten X bankas, kuris ten turi ilgametę patirtį, ar ne, ten įsivaizduoja, kad ten ir rizikas lengviau valdo ir panašiai. Ir gan jauna įmonė, ar ne, ta prasme, tai yra, turbūt Laurynas sutiktų, kad pagalvoja, ar ne, kur ten bankas skamba taip gan rimtai, baisu gal eiti, bet gal rimčiau. Tai visų pirma, reiktų gal suprasti, kad ne ūkininkas skolina bankui, o bankas skolina ūkininkui. Tai iš esmės to, kas skolina, kaip čia pasakyti, dydis ar mastas ar patirtis nėra taip svarbi, nes ūkininkas, kai gauna pinigus, jisai vykdo savo veiklą, turi kažkokį tai sutartinį grafiką, pagal kurį turi tas lėšas grąžinti. Tai čia gal į kitą pusę reiktų žiūrėti, kad kaip finansų įstaigos vertina tos ūkius, kad ar jie tikrai bus pajėgus sugrąžinti. Čia dvipusis eismas gali būti, nes tai vis tiek. Taip, tai sakykime, mūsų ten patirtis komandos ir visa kita, tai mes esam paskaičiavę, kad iš esmės bankui
galbūt galima prilyginti banką kaip tai bandelių kepyklai. Turi viskas eiti konvejeriu, nes organizacija didelė, jeigu tik tais kažkas kažkur netitinka, na viskas, tu tiesiog atidedi tą sandorį, sakykime, į šoną ir nebandai ieškoti jiems sprendimų, nes nėra laiko. Reikia kep bandelės, konvejeris turi judėti. Tai dėl to jiems, sakykime, išduoti paskolą, kuri yra mažesnė negu, sakykime, 50 000 eurų ir net neapsimoka ekonomiškai, nes palūkanos iš jų pusės nėra didelės, tai viskas ten yra optimizuota. Tuo tarpu tą, ką mes siūlom ūkiui, tai mes į kiekvieną atvejį žvelgiam individualiai. Na ir aišku, kadangi turbūt ne vienas yra susidūręs, kad pakliūti į banką reikia ten dar gauti kažkokį tai paskirtą laiką, kada tu atvyksi, tai iš mūsų pusės tai yra taip, kad ūkininkas užsipildo užklausą internetu, tą pačią dieną mes su juo susisiekėm, apsitarėm galimybės, jisai mums atsiunčia kelis dokumentus ir tikrai ženkliai mažiau biurokratijos negu bankuose. Na ir iš esmės galutinis sprendimas iš mūsų gali gauti per parą laiko. Tai vat gal čia tuo skiriamės lankstumu, greičiu ir tuo individualiu požiūriu į kiekvieną ūkį, nes iš tikrųjų situacija skiriasi, vienam reikia seno traktorius, kitam naujo, trečiam kažkokios tai kitur reikalingų pinigų, trąšų, sėklų, kūro pirkimų ir taip toliau. Tai mes į kiekvieną poreikį atsižvelgiam individualiai. Gal taip pat galima būtų pasakyti. Čia mes tokios nuo tvarios žemdirbystės iki tvarių finansų, bet vis tiek įdomu, nes aš užklausiau, nes jeigu man natūraliai kyla klausimas, tai turbūt irgi žmonėm tie klausimai kyla, bet galim vėl grįžti prie žemdirbystės temų. Ir tikrai, nežinau, aš turbūt gal praėjusiais metais pirmą kartą išgirdau tą terminą regeneracinė žemdirbystė ir pradžioje nelabai supratau, kas tai yra, bet paskui pamačiau, kad ir šiais metais Estijoje vyko toks Europos lygmens didžiulis forumas ir ten, kaip suprantu, buvo susirinkę iš visos Europos ir mokslininkai ir ūkininkai ir diskutavo tą temą ir žinau lietuvių grįžus iš to forumo, kur, Jėzau, sako, čia ten ta regeneracinė žemdirbystė, čia tai kažkokia lyg ir naujovė, bet ir ne naujovė. Ir kaip suprantu, iki galo, ne visi mes žinom, kas tai čia per du dalykas ir su kuo tai valgoma. Tai, Laurynai, gal galit papasakoti, žinau, kad tikrai ta tema jau ir jūsų tam pristatymė girdėjosi, ar ne, kad ta žodis regeneracinė, ar ne, tai ar jūs kas tai yra ir ar taikote šitos dalykus savo ūkyje? Jo, mes netgi pavadinam savo ūkį, kad regeneracinis ūkis, bet iš esmės tai pats žodis regeneracija tai yra organizmo arba ekosistemos gebėjimas atsinaujinti. Tai ką iš tiesų ūkininkams reiktų daryti, tiesiog gal mažiau trukdytiems procesams ir atsižvelgus į gamtą, paimti pavyzdžius iš gamtos, naudoti tam tikrus principus, kurie padeda tam visam procesui vykti. Ir tada nuo to ūkis pasidaro stabilesnis, sakykime, aplinkos stresoriam ten, ar tai karščiui, šalčiui, sausrai ir visokiem patogenam ir panašiai. Bet čia labai platus ir kompleksinis dalykas. Tai aš nežinau, ar kažką noriu praplėsti apie pačius principus gal. Būtų įdomu sužinoti, kokie ten yra pagrindiniai principai. Tokie pagrindiniai gal yra 6 tie principai, nežinau, aš išvardinsiu juos vieną po kito, bet iš esmės kelis galima susijęti, būtų dirvožemio danga ir pastovi tai yra gyva šaknis. Tai gyva šaknis ir prasideda nuo to, kad augalas vykdo fotosintezę, gamina cukrų, dalį to cukraus naudoja savo organelėms auginti, o dar tam tikrą dalį išskiria per šaknis maitinti mikroorganizmams, ten simbiotiniams bakterijoms, grybeliams ir panašiai. Tai čia labai svarbus elementas, kurį ūkininkai gal pražiūri, tas dirvožemio mitybos tinklas visas, kuriuo gal reiktų labiau rūpintis ir jis tada rūpinasi tavo augalais. Tarkim, tu kaip ūkininkas labiau rūpinasi tais, kurie rūpinasi tavo augalais, nes dabar yra toks gal tiesioginis ūkininkas trečia augalą ir žiūri, kaip jisai auga. O tai gali būti ir neigiamas aspektas tam pačiam mitybos tinklui, nes jeigu augalas gauna azotinių trąšų, jam nebeapsimoka sudaryti ryšių su azotą fiksuojančiam bakterijom. Tai nutrauki tą ryšį, tai bakterijos arba užmiega, arba ten nebelieka ir ūkininkas tada būna priklausomas nuo to indėlio pastoviai.
Tai va, ir tada, jeigu fotosintezė vyksta, dirvožemio mitybos tinklas veikia, augalas užauga ir lieka liekanos, tiek antžeminė dalis, tiek požeminė. Tai va, padengtas dirvožemis yra apsaugomas nuo saulės spindulių, nuo išgaravimo, ten vyksta irimo procesai, kas gerai įtakoja sekančius, paskesnius augalus, kurie auga po tos, tarkim, piniginės kultūros, kur ūkininkas uždirba pinigus. Tai nes būna taip, kad mes dabar kalbam apie CO2 kaip apie blogį, bet būna iš tikrųjų tokiu atveju, kada lauke trūksta to CO2. Ar tarkim šiltnamiuose, žinom, kad ūkininkai naudoja papildomą CO2, kad augalai augtų. Tai va, CO2 gali būti limituojantis faktorius augalams. Tai čia tas. Toliau dar vienas iš principų yra augalų įvairovė. Tarkim, kiekviena augalų šeima turi tam tikrą mikrobiomą. Kaip žmonės turi savo skirtingą, taip ir kiekviena augalų šeima turi skirtingą mikrobiomą. Ir jeigu mes naudojam didesnį įvairovę, daugianarius tos pasėlius, tai užtikrinam tą dirvoje kompleksiškumą. Tada ir taip atrodo keista, bet iš tikrųjų, kuo sistema yra kompleksiškesnė, tuo jinai yra dinamiškesnė ir geriau viskas vyksta. Tarkim, vieni mikrobai geriau atpalaiduoja tam tikrus elementus, kitus. Tai jeigu jų bus daug, viskas vyks ir funkcionuos stabiliai. Tai va, dar vienas labai svarbus principas yra kontekstas. Ūkio kontekstas, nes tarkim, kaip aš norėjau prekinio daržo, bet pamačiau, kad tai reikalauja daug resursų ir tai yra tiesiog neekonomiška ir nebūsiu konkurencingas tame, tai turiu atsižvelgti. Tai va, minimalus žemės dirbimas ir tas atrodo irgi yra labai svarbus, bet negalima staigiai, tarkim, mest plūgo ir pereiti minimalų žemės dirbimą, nes dirvožemis yra pripratęs prie tavęs, kad tu pastoviai jį dirbi ir jisai reikalaus to, nes jeigu tu staigiai numesi, pradėsi ten no-till sistemą dėkti, tai gali būti, kad bus labai neigiamai atsilieps visą tą produktyvumą, derlingumą ir visą kitą. Kaip po truputį tada po truputį. O tai kaip truputį tik kartą? Aš jau juokauju, bet ta prasme, kaip tada? Ne, po truputį mažinti galima. Vat, kaip tik kalbėjau su vienu ūkininku, kuris, man labai buvo keista, kad jisai naudoja penetrometrą. Tai yra slėgio matuoklis dirvožemio. Ir jisai pasimatavo, mato, kad man reikia rapsų auginti, tai man su diskais neužteks pravažiuoti, reikia tą noraginį skutiką panaudoti. Jisai panaudojo ir matė, kad viskas gerai, nėra slėgio, reiškia, kad šaknis galės augti. Tai čia tas toks platesnis, sąmoningesnis resursų panaudojimas yra. Tai tas gal, kad tu nestaigiai perini, bet tiesiog sąmoningai darai mažus žingsnelius į perėjimą. Dar yra, galima įsitirpti dirvožemio kationų mainų gebą. Noriu pabaigti šitą sakinį. Taip, čia yra labai svarbus dalykas dirvožemyje, nes nuo mineralų, kationų, kalcio, kalio, magnio labai priklauso dirvožemio struktūra, tekstūra. Tai ir jeigu yra disbalansas tame, tai gali būti, kad dirvožemis bus labiau linkęs susiplūkti, sukietėti. Tai tą išsityrus galima įterpti tam tikrų elementų ir užtikrinti, kad dirvožemis bus aeruotas, mažiau susispaudęs ir visa kita. Tai taip. Ir iš tikrųjų yra dar vienas paskutinis ir labai svarbus būtent anglies ūkininkavime elementas, tai yra gyvūnų integracija arba bent biologiškai suintensyvintas ūkininkavimas. Tas gal labiau palankesnis ūkininkams, nes atrodo, kaip čia įterpti savo tą sistemą gyvūnus yra labai kažkas... Organikos atsirastų, čia tas principas? Ne, pačius gyvūnus. Tarkim, jau užsienį mes matom, kad ūkininkai ir tam pačiam Northern Roots forume, tam buvo ūkininkai, kurie bendradarbiavo su kitais ūkininkais ir naudoja savo galvijų bandas integruoti į jų pasėlių laukus. Tai po to dar yra pavyzdžių, kur mobilus vištų auginimo nameliai yra naudojami rotacijoje tarp augalų ir tarkim vienus metus tu leidai kitam ūkininkui naudoti tos vištų namelius ir tą lauką taip apeiti, apdirbti, nes būtent tas gyvūnų buvimas dirvoj, tas jų natūralus ten, tarkim, vištos kapsto, lesa, ten kažką palieka savo išmatas, turi gerą ir teigiamą naudą dirvožemį. Ir būtent anglies tam jo visam procesui. Bet taigi čia, manau, yra tas ateities dalykas, nes čia mes truputį turim pereiti nuo tos stacionarios gyvūnų auginimo sistemos į mobilę. Tai
Ir tai yra iš tikrųjų įmanoma, nes mes savo ūkį, tarkim, šiemet pabaigėm ganimą sausio 7 dieną. Tai vėlokai. Tai vėlokai, bet sugebėjom ištempti. Aišku, buvom suplanavę, pasilikę, vadinamą stockpile, tu pasilieki tiesiog pievos, kurios niekaip nei pjauni, nei ganai visus metus. Ir va tą ganai tada to žiemos periodu ir taip ištempi sezoną. Man ir toks natūralus klausimas, aš klausau. Tikliau, 2 klausimai kilo. Tai pirmas klausimas, ar ta regeneracinė žemdirbystė labiau tiktų mažesniam ar ne ūkiui, ar ten, o gali, pavyzdžiui, gal ir didieji ūkiai adaptuoti atitinkamus principus? Aš manau, kad didieji turi gal net daugiau resursų tą padaryti, bet čia aišku reikia kitokio mąstymo, suvokimo ir kitų kampų pažiūrime, kaip tą galima būtų padaryti. O smulkus yra labiau suinteresuoti tą daryti, nes jiems reikia kažką kitaip daryti, kad išlikti konkurencingais visoje toje sistemoje ekonominėje. Tai, bet manau, tiesiog čia priklauso nuo požiūrio ir viskas yra įmanoma. Kitas klausimas irgi natūraliai klausant kilo. Vis tiek, ta prasme, čia daug dalykų išvardinot yra įdomus, bet jie atrodo tokie imlus laiko, ar ne? Tai tu to pokyčio vieną dieną atsikėliau ir sakiau, bus regeneracinis ūkis ir jis netampa toks, ar ne? Tai turbūt greičiausiai kažkoks laikotarpis vidutinis turbūt yra pereiti, ar ne, nuo intensyvesnio, ar ne, į tą jau tokį gamtinį labiau. Taip, tai jisai iš kelių gal kampų galima pažiūrėti. Tai tarkim, jeigu naudoji labai daug trąšų, tai gali po truputį jas pradėti mažinti. Nenukirsti iš viso, kad dabar aš nebenaudosiu ir po truputį mažinti. O tas kitas, kad irgi susidaryti planą, kaip aš dabar įtrauksiu tam tikrus metodus, tarkim, ar daugianarius tarpinius pasėlius pradėsiu sėti, galima pradėti nuo kelių hektarų. Tiesiog ūkininkas turi, ir šiaip ūkininkai daug tą ir daro. Jie dažnai turi, jeigu pasikalbė su ūkininkais, jie turi tam paskyrę kelis hektarus, kur daro savo eksperimentus ir žiūri, kaip viskas tas veikia. Tai dideli turi ir daugiau. Taip. Tikrai taiko tos visus bandymus. Įdomi iš tikrųjų, nes man kas labai patinka, kad tas dirvožemis yra čia toksai vienas svarbiausių elementų. Mes irgi kaip ir konsultavimo tarnybų irgi kalbam su ūkininkais, kad sakom, kad dirvožemis yra sėkmingo ūkio pagrindas, nesvarbu, ar tu ten bus ekologinis, ar tu bus intensyvus. Nes ten viskas prasideda, tai turi pradžiai žinoti, ką tu turi, nes ir pačioj pradžiai pasakot, kad tyrimus pasidarėt. Iš esmės, turi ieškoti kaip daktaras, ar ne, gydytojas, tu kažkokiu tai matai požymis, bet tu turi eiti gilyn ir žiūrėti, kas viduj. Tai tikrai rekomenduojam su to dirvožemiu šiek tiek padirbėti. Ir ką aš irgi matau, kad ir Tomai irgi kalbėt apie tą technikos, ar ne, tas tvaresnės įsigijimą, tai irgi tas Nautilas ten tikrai jau gan populiarėja ir dėl to paties plūgo galvoju, labai jau nedaug kas arė. Iš tikrųjų, labai tas, kas buvo, nežinau, prieš kokį 10-15 metų, tai labai pasikeitė. Ir tikrai, bendraujant su ūkininkais ir pasako, sako, nėra geriau, sako, ir greičiau, efektyviau darbai visi atliekami ir rezultatai yra, derliaus atžvilgių yra geresni ir sako, netgi tam tikri laukai, kuriuos seniau ardavo ir jau pakeitė tą technologiją beriminę, jie iš blogų tapo gan gerais, jeigu taip žiūrėt. Ir dar klausimas galbūt abiejams, tai ir ta regeneracinė žemdirbystė, man atrodo, labai faina, čia viskas yra ir su tokiu tvarumu, žmogaus buvimu gamtoje ir kūrimo tokio sveikesnio produkto, ar ne, visuomeniai. Bet ar tai apsimoka, ar ne? Nes atrodo, kad tu ten, aišku, investuosi ten ir į techniką, ir tam tikrus metodus, ir tam tikrą laiką, tu gali negauti tiek turbūt derliaus, kiek galėtum gauti. Ta prasme, nes vis tiek tai yra verslas, ūkininkavimas, mes žiūrim gal taip ir iš tos gražiosios pusės, taip, tai augina mum duoną ir ten maistą mum ant stalo, bet yra verslas žmonėm. Tai tas vis tiek, kaip pasverti, kad noriu būti labai fainas gamtai, draugiškas čia, daryti kažkaip kitaip, bet noriu ir šeimą išmaitinti, tai koks toks, ar apsimoka? Aš tai manyčiau, kad reiktų, kaip sakiau, nuosekliai pradėti tą daryti ir tada mažiau ūkis bus priklausomas nuo išorinių resursų ir labiau bus priklausomas nuo tos pačios ūkininkavimo sistemos ir tų natūralių resursų, kurie yra
uždyka, ta prasme, saulės energija yra uždyka, jeigu tu sugebėsi padaryti, kad fotosintezės procesas vyktų efektyviai ir našiai, tai jau kažką reiškia. Ir derlius bus geras, ir tos anglies sukaupsi daug, ir visi kiti dalykai susiję su to bus į teigiamą pusę. Tai tiesiog reikia nuosekliai pasidaryti planą ir to siekti, daryti staigių judesių, nes taip jie gali būti labai negatyvus visam ūkio ekonomikai. Čia kaip sakoma, kad esu girdėjęs tokį posakį ir čia truputį tema, kad sako, nuo rytojaus pradėsiu kitą gyvenimo puslapį, naują lapą. Taip nebūna, nes viskas velkas iš praeities ir praeitis daro įtaką dabarčiai ir ateičiai. Tai čia tas pats, kad viską po truputį ir išmoktas pamokas turbūt pritaikyti tam geresniam dalykui. Tomai, gal papildys ir mūsų? Aš suprantu puikiai skaičius ir tiesą pasakius, labai džiaugiuosi, kad, sakykime, mūsų įmonėje visi yra sričių profesionalai ir kiekvienas užsiema tą savo sritimi, kurią jisai supranta. Nes, nežinau, čia gal negėda prisipažinti, kad aš ten, sakykime, dalies, ką čia Laurynas pasakoja, nesupratau, nes nesu tas, sakykime, neturiu žemės, jos nedirbu ir nelabai žinau tų visų agronominių dalykų. Bet aš puikiai suprantu skaičius, tai iš esmės, ką mes pastebim, tai mes dabar labai daug bendraujam su ūkininkais, pagrindę turbūt dėl tos, sakykime, iš finansinės pusės, kaip mes jiems galim padėti, sakykime, plėsti tą ūkį, įsigijant papildomų agregatų, įsigijant žemės, vykdant kažkokius tai investicinius projektus ir taip toliau ir panašiai. Tai didžioji dalis ūkininkų, kaip jūs ir minėjot, kad jau nenaudoja plūgo. Ir kai kurie ūkiai nenaudoja plūgo jau ten 20, 15, 10, 5 metus. Tai ar tas apsimoka ar ne, tai turbūt čia gal ūkininkas galėtų atsakyti, nes jisai tikriausiai gal, galimai, kaip čia dabar reikia sakyti, keitė tas žemės dirbimo praktikas ne todėl, kad galvojo, kad atsiras kažkokios programos, iš kurių jis galės uždirbti, ar papildomai, ar ne dėl to, kad jam ten turbūt buvo aišku, kad jeigu ir toliau taip ūkininkausim ir bus tokia klimato kaita, kaip dabar yra, tai čia nei karščiai, nei potviniai nesibaigs ir niekada apskritai negalėsim suplanuoti jokio derliaus, tai jie turbūt perėjo prie tos beariminės ar tvarios žemdirbystės tų metodų, dėl to, kad jau pastebėjo, kad tas pats dirvožemis atsigauna, kad tas derlius tampa stabilesnis, kad mažiau išlaidų reikia jį dirbti, atsisakant dalies trąšų, tuo tarpu sutaupai ir kūro. Ir tai va čia tas ar apsimoka, tai tikriausiai ūkininkai jau iš seniau pastebėjo, kad apsimoka. O čia ta ūkininkavimo programa tai yra tai kaip papildomas paskatinimas ūkininkams dar labiau stengtis iš tikrųjų keisti tą požiūrį į ūkininkavimą ir ne dėl to, kad gauti papildomų pajamų, bet dėl to, kad jų pačių žemė atsigautų ir derlius būtų stabilesnis, geresnis ir panašiai. Tai aš nežinau, ką daugiau galėčiau pridėti į šitą klausimą, kaip sakyti, apsimoka ar ne. Jo, turbūt apibendrinant, kad bet kokiu atveju greičiausiai apsimoka, tik tai kaip ir Laurynas labai gerai sakė, kai tu pasidarai planą, tai tas planas yra ne tik tai šiaip apie nieką, tai planas dažniausiai turbūt ir su finansiniais paskaičiavimais ir tada tu turbūt trumpalaikiam periode taip turbūt negausi ten kažko labai wow pirmais, antrais metais, bet turbūt ilgalaikiam tada viską tu susiskaičiuoji ir tu pamatai, kad tu vis tiek pliusą išeini kažkurio momentu, nes kaip ir tos pačios trąšos, ar ne, kur kainos yra aukštos ir jos kylančios arba nestabilios visiškai, ar ne, tai tada tu ir kūras šiuo atveju irgi, ar ne, problematinis dalykas. Dar reikalavimai ateinantis iš ES, ten, kad klimatui neutralus, ten tas nuliukas ir ten ir sakoma, kad net ir to tokio naftos produktų ten nelabai galėsi naudoti, ar ne, technikoje ateityje. Tai viskas turbūt persideda ir kai turbūt susėdi ir dienos pabaigos suskaičiuoji, kad gal viskas ir nieko. Bet turbūt nereikia tikėtis greito rezultato, nes čia nėra, aš kaip suprantu, sprintas. Čia yra toks truputį maratonas, kur tu ten dėlioji, galvoji, planuoji ir darai. Būtent, tai galėčiau tik tais pridėti papildomai turbūt, kad tai ir pati ta klimato kaita tai nėra vienmetis reikalas. Tai nebus taip, kad šiandien visi nustojo kažką daryti ir jau kitais metais jau klimatas pasitaisės. Tai taip nėra, nes čia yra ilgametis procesas ir mes jį turim išlaikyti.
Tai dėl to, sakykime, ir tų programų terminai, jie yra pakankamai ilgi. Čia kaip sakyt, turim būti susirūpinę visi savo ateitim. Tai jeigu ne savo, tai vaikų ir anūkų. Matom jau, kad turim potviniai, liūtis, karščiai, sausros ir taip toliau ir panašiai. Ir tai ne dėl to, kad čia kažkas, kaip sakyt, saulė smarkiau užšvietė. Tai dėl to, kad mes labai užteršiam savo. Na ir dabar visas pasaulis apie tai kalba. Tai yra aiškus planai numatyti, iki kada Europą, iki kada visi turi pereiti prie tos, tai ir tapti tos nulinės taršos pasauliu. Čia pavadinti. Iš esmės turbūt, jeigu visi susivienės, tai daugmaž tai yra įmanoma, bet vėl ten yra susijęs su ekonomika ir su visais kitais veiksniais. Jeigu ten protingai suplanuota, protingai padaryta, tai viskas galbūt ir gerai bus. Tai kitas dar dalykas, kas yra irgi visai smagu, kad Lietuvos žemdirbiai iš esmės jau daug mes turim, kur šiaip turi tą tvaresnį požiūrį ir ekonomišką požiūrį ūkį. Tai ir dabar, ir prieš tai naudoja ten klimato kaitos mažinimo tas priemonės savo ten, nežinau, technologijoje ūkio. Tai kai kurie, aš atsimenu, ir pernai turėjau ne vieną diskusiją, kur sakė, man tie reikalavimai manęs čia nei labai baisiai išgąsdino, nei ką, nes aš ir taip tą darau. Tai tas sąmoningumas kyla ir tas yra sveikintina, o kiti, manau, nesakau prievartos būdu pakeis savo požiūrį, bet, turbūt mes per gyvūnai vieni iš kitų mokomės ir ne, žiūri kaimyną, nori irgi kaip kaimynas gyventi už tos žalesnės, tas pevelę turėti, tai turbūt vieni iš kitų mokysimės ir geresnių rezultatų sulauksim. Ir dar man irgi mūsų toj kalboje, aš vis girdėjau, ar ne, anglies ūkininkavimas, tai man anglies ūkininkavimas iš karto susijęs su anglies kreditais ir ta tema tokia, gan tikrai yra dabar taip on top, ar net ten daug kas šneka, bet irgi vėl iki galo neįsigrinini ir ten, nežinau, ūkininkai nori ten savo tos kreditus kaupti, parduoti, bet ir nežino, kuri ten gal, kaip pavadinti, rinkos tiekėją žaidėjo pasirinkti ir kaip, ta prasme, tikrai realiai pagalvoti, kaip tos kreditus sukaupti ir ką su tais kreditais daryti, tai kokius žingsnius turi ūkininkas padaryti, namų darbus, pasiskaityti, pabendrauti su kažkuo. Taip, tai gal aš tai galvočiau, kad reiktų apskritai papasakoti, kas tas anglies kreditas yra. Aš nežinau, ar visiems tas terminas yra aiškus ir kas čia tas vienas kreditas, kaip čia 1 euras ar kas čia tokia. Vienas anglies kreditas tai yra 1 tona pašalinta CO2 iš atmosferos. Tai per metus. Tai, bet kad tą kreditą gauti, tai reikia mokėti jį apskaičiuoti. Tai nėra kažkokia tai excelinė forma, kažkur patalpinta, kur susivedi kažkokius duomenis ir tavo atsakymas, kad tavo ūkis tiek tų tonų iš CO2 ir pašalino. Tai yra pakankamai sudėtingas mokslinis darbas, moksliniais tyrimais paremtas modelio kūrimas pagal visus ISO standartus, kuris apima tam tikrą komponenčių kiekį, sakykime. Tai ten tokie kaip kūro naudojimas, sakykime, kiek kūro buvo sunaudota tam tyriamojo lauko įdirbimui per metus, trąšų kiekis ir pobūdis, reiškia žemės įdirbimo metodai, tada tarpiniai pasėliai, bet kaip bebūtų, 85% viso to apskaičiavimo kiekio svorio turi būtent ta organinė anglis esanti dirvoje. Tai sakykime, ką mūsų, kaip mes, kaip Heavy Finance darome, tai mūsų modelis apima būtent ir tą faktinį dirvožemio tyrimą. Tai mes imam mėginius, vežame į laboratoriją, deginimo būdu tikrinam, kiek tos organinės anglies yra. Nes, sakykime, yra konkurentų ar tiekėjų, kaip čia, kurie siūlo panašią programą, bet jie netlieka to dirvožemio tyrimo. Bet svoris pakankamai didelis tame. Tai kai tu nematai, kas pas tavęs slepiasi po žeme, o dirvožemio tipų įvairovė yra, vienam lauke gali būti 4 skirtingi tipai. Tai kaip pasakyti, kad tas laukas, kuriame augo kviečiai, o jisai kaip mozaika, kiek jis ten tos iš tikrųjų anglies turi, kuris yra pagrindinis faktorius, nes reikia suprasti, kas tas yra CO2, tai yra anglies organinės ir deguonies molekulės. Tai kai organinė anglis sureaguoja su oru, tai CO2, tol kol pavyksta jas atskirti, tol ir lieka deguonis ir organinė anglis ten po žeme.
Tai va, siūlyčiau atkreipti dėmesį tai, ar iš tikrųjų atliekami tie žemės tyrimai, nes tai parodo tikrąją tos tikruosius rodiklius, kiek tos CO2 buvo pašalinta. Tada dar reiktų iš tikrųjų pripažinti, kad Europoje iš tikrųjų dar ne vienas kreditas nebuvo realiai sugeneruotas ir parduotas tiksliniam pirkėjui. Tai yra todėl, kad Europoje dar nėra tos reguliavimo rinkos ir įmonės, kurioms būtų reikalingi tokie kreditai, dar neturi tiesioginių reikalavimų iš vyriausybių, kad jūs turit save įsivertinti. Tuo tarpu Amerikoje, į kurią, sakykime, ir yra pagrindinė rinka, į kurią yra parduodami tie anglies kreditai, tai Amerikoje jau galioja reikalavimai didelėms įmonėms, jeigu skaičiais apibrėžti įmonėms, kurių apyvarta viršė $200 milijonų per metus, tai aš taip kažkaip kartais mėgstu su ūkininkais diskutuodamas pasilyginti, Maxima tik Amerikoje jau turėtų įsivertinti, kokią žalą gamtai jį padaro. Ir tai mes čia nekalbam apie įmonės, kurios iš tikrųjų gamybinės, kur kūrena per kaminus ir leidžia visą brūdą, kaip sakyti, atmosferą, nes joms galioja kiti statymai, jie turi pirkti taršos leidimus atskirai iš vyriausybių, gauti kvotas ir taip toliau. Bet čia jau yra reikalavimas įmonėms, kurios nieko bendro neturi su gamyba. Nežinau, pavyzdys, koks ten Google'as ar Facebook'as ar ten Microsoft'as. Jie nieko negamina, bet pas juos dirba 10 000 ten darbuotojų, visi važiuoja darbo automobiliais, veikia serveriais, serveriam reikalinga elektrai pagaminti, vėl reikalingi... Kokį tu pėdsaką palieki ten tą... Tai visos tos įmonės jau privalo įsivertinti, kokią žalą gamtai padaro ir tada savo pelnu privalo dengti to žalos padarinius, kad taptų tais nuliniais teršėjais. Tai optimizuotis, aišku, neįmanoma, nes kitaip turi užsidaryti, tai tada tos įmonės turi galvoti, ką jos dar gali padaryti. Tai arba imtis kažkokių gerų darbų, nežinau, sodinti miškus kažkur, bet viską privalai rodyti, nes viskas yra audituojama. Arba tada pirkti tokius kreditus iš tų individų ar įmonių, ar žmonių, ar kas juos pagamina. Ir aišku, tie kreditai, jie turi būti kažkaip sertifikuoti. Tai kadangi Europoje tokios institucijos nėra, o Amerikoje yra, tai mes dirbam, sakykime, kaip Heavy Finance su Vera, kuri turbūt yra pasaulyje numeris 1 pagal žinomumą tokių kreditų sertifikuotoje. Tai visi tie kreditai, kuriuos perka tos amerikiečių įmonės, jos turi būti audituotos ir, kaip sakyt, Vera turi uždėti štampą, kad viskas čia atitinka. Čia kaip palyginimui, kaip ir sandoris, kai sudarai būsto pirkimą, turi nueiti pas notarą, kad užtvirtintų. Nėra antspaudo, dėja, sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu. Tai tie kreditai, kuriuos dabar mes čia bandom generuoti, tai esame vieni pirmųjų Europoje, kurie bandom tą padaryti ir tokių programų vystytojų nėra daug, nes labai čia yra specifinės žinios, kurias reikia turėti tiek iš agronominės pusės, tiek iš mokslininkų pusės, tiek turėti minčių, kur tos kreditus paskui realizuoti gavus, tiek mokėti skaityti visus įstatymus ir visus ISO standartus. Tai čia begalė, sakykime taip, kad pačiam ūkininkui vienam viską praeiti nuo A iki Z ir pačiam gauti tos kreditus, yra neįmanoma. O jeigu ir įmanoma, tai ekonomiškai niekaip nenaudinga, nes tos didžiosios įmonės, kurios tos kreditus perka, jiems reikia didelių kiekių, kad pasidengtų savo tą pėdsaką paliekamą. Ir čia iš vieno ūkininko niekaip tiek kreditų nesugeneruosi. Tai viskas paremta iš tikrųjų masto ekonomija, kur kaip ir su grūdais. Kodėl tie kooperatyvai kūrėsi? Nes kiekvienam atskirai nuvežti po 100 tonų kainą gauni vieną, bet jeigu susikooperuoji 10 ir veži 1000 tonų jau, kaip bendrą kiekį, kainą gali gauti iš karto kitą. Tai lygiai ir taip pat ir čia. Tai mes į savo programą kviečiam prisijungti ūkininkus prie mūsų programos, nes mes jau turim tas žinias, esam Veros patvirtintų narių. Dabar vyksta ta galutinė stadija, kada mūsų modelis yra audituojamas, kas irgi yra privaloma pagal ISO standartus. Ir laukiam to momento, kada jau galėsim iš tikrųjų pasiskelbti, kad jau tos pirmosius kreditus turim, nes, kaip minėjau, dar ne vienas kreditas nėra realiai gautas, užtvirtintas ir parduotas galutiniam tam pirkėjui.
Dar, žinot, Tomai, įdomu, jūs užsiminėte apie tos dirvožėmio tyrimus. Tai ūkininkų nieko nekainuoja, ar ne? Ta prasme, jūsų įmonė atlieka, ar ta prasme, aš pati turėčiau susimokėti už tos tyrimus. Taip, tai jeigu jau žiūrint į tolimesnius dalykus, tai vat, kaip minėjau, tai galbūt pirmas būtų tas momentas atkreipdėmėsi, ar atliekami tie dirvožėmio tyrimai ir ne. Antras tada turbūt būtų, kas tas tiekėjas ir kiek kainuoja tau dalyvauti toje programoje. Tai, sakykime, mūsų vizija yra tokia, kad būkim teisingi, kad čia viskas daroma pirmą kartą, nieks nežino, ar pasiseks. Todėl mes nenorim jokių mokesčių ūkininkui paslėpti, kad va, ten tas išlindo. Todėl mes su ūkininku susitarėm gan konkrečiai, kaip bus dalinamasi tuo pelnu, jeigu jis bus, bet iki jo visas išlaidas dengiame mes. Tai reiškia, tiek agronomų konsultacijos neatlygintinos, nes mūsų tikslas yra, kad ūkininkui sektųsi tiek ūkininkauti derliaus prasme, tiek tos anglies daugiau prisikauptų. Apmokam laboratorijas, turim savo mokslininkus komandoje, kurie kūrė tą modelį, kad jis veiktų. Tai ir mes kaip organizacija kažkokį pelną uždirbsim tik tada, kai iš tikrųjų konkrečiam ūkininkui gausim tuos kreditus, juos parduosim ir jau turėsim tą kapšą pinigų, kurios galėsim su ūkininku realiai pasidalinti. Tai pas mus dalyvauti programą, kaip mes su ūkininkais juokaujam, kad tu jau šiaip ar taip darai tą berimnę žemdirbystę. Nes tų berimnės žemdirbystės metodų turbūt yra keli, tiek ten striptilas, tiek nautilas, tiek ten dar įvairių. Tai tu jau šiaip ar taip tą vykdai, tau technologijų kaip ir keis dabar nereikės, nes tu jau kelis metus tą darai. Tu tik tais leisk mum paimti dirvožėmio tyrimus, gauti iš mūsų konsultacijas, kas yra nemokamai viskas daroma iš mūsų pusės. Ir jeigu mum pavyks pas tave lauke sugeneruoti tos kreditus, tada mes pelną pasidalinsim. Jeigu ne, kaštai lieka pas mus, paspaudžiam vieni kitiem rankas ir jie toliau daro tą, ką darė, mes liūdim. Aš dabar dar noriu vieną klausimą. Taip sugalvojau, ką tik iš esmės, kai kurie ūkininkai ir taip darosi dirvožėmio tyrimus ir kai kurios laboratorijos taip pat irgi išskaičiuoja anglį, ta prasme, tu gali ten matyti. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš jau esu pasidarius, nefantazuojam ir sakau, labą dieną, aš noriu dalyvauti, turiu tyrimus. Tai ar iš mano lauko vėl bus daromi tyrimai? Logiškas klausimas, nesakykit, nes tikrai labai daug ūkininkų tyriasi. Taip, bet čia toks gal standartizuotas labiau tas yra tyrimas, imame iš 30 cm ta prasme, nuo 0,10, 10-20 ir 20-30 cm gylio tyrimas ir jis yra, kaip čia pasakyti, ne šiaip iš bet kur, bet yra numatyta iš kur paimtas. Tai aš nežinau dėl to, ar gal tas ūkininko padarytas tyrimas gal tiesiog yra kaip atspirties taškas pasižiūrėti, kur jisai gali nueiti su tuo. Tiesiog pasilyginimui, tas reference point kažkoks. Bet kad priimti į programą, tai nemanau, kad gali. Jūs galėtumėt pagalvoti, nes iš principo tikrai, aš dėl ko prie to vedu, nes mūsų dirvožėmio laboratorija, mes konsultavimo tarnybą turim dirvožėmio laboratoriją ir irgi taip ir turim ten, pavadinkim, paketus, ar ne, ir vienas iš tų paketų būtent irgi yra, mes nustatom tą organinę anglį, tai tik metodas, aš kaip suprantu, šiek tiek kitoks, tai, įdomu, ir turbūt ateičiai ir gal pasilyginimui, kaip ir gal irgi fainas tas pasilyginimo aspektas, bet aš manau, kad ką aš uždaviau, tai gali būti ir kad kiti galėtų tokį klausimą užduoti. Tik tais, kad gal Laurinas pataisys mane, jeigu aš klystu, bet esmė yra tokia, kad, kaip Laurinas pradžioje ir sakė, kad mėginys turi būti paimtas iš tam tikro taško, kurį nurodo modelis, kai įtraukti taip. Nes kaip ir prakalbėjome pradžiai, kad tas dirvožėmio tipai, jie yra skirtingi. Tai, sakykime, imti iš to pačio tipo šalia esančių dirvožėmių, sakykime, jeigu du dirvožėmiai šalia ir tipas tas pats, tai gal netikslinga būtų. Ne, tai bet laukas... jeigu, sakykime, kartais būna, kad vienas sklypas, 4 skirtingi... Tai čia visada tai būna. Čia visiškai yra, ta prasme, mes kadangi tyrimus irgi dirvožėmio darom labai jau daug metų, tai žinom, kad skirtingi irgi metodika, ten kiek ten dūrių ir iš kokio ploto tu imsi ir tada pasidarai žemėlapį ir tu žinai, kaip ten kas yra, nes tam ir pasidarai, nes visiškai, kad ir mažas kartais būna tas sklypas ten
jeigu taip spalvom pasižiūrit, kad ten vaivorykštė. Būna. Tai va, ūkininkai, kurie su mumis pasirašo sutartį dėl dalyvavimo programoje, jie iš pradžių pateikia žemės sklypų unikalius numerius, kuriuos galėtų įtraukti į programą kaip dalyvaujančius sklypus ir juose darytumėm tyrimus. Tada mes vis tiek gaunam tos elektroninius žemėlapius, kur pamatom, kokie ten tie dirvožemio tipai pasivyrauja ir tik tada įstatę į modelį gaunam konkrečius taškus, iš kurių turim paimti tos tyrimus. Ir vat būtent dėl to, kad jeigu ūkininkas ateis su savo tyrimais, tai mes nežinom iš kurio taško, nei kada, nei kaip jisai tenais buvo juos paėmęs. Ir dar ką norėčiau pasakyti, kad kadangi projekte dalyvauja konkretus žemės sklypas pagal unikalų numerį, o pajamas iš jo gauna arba turto savininkas, arba asmuo turintis teisę valdyti tą turtą, tai sakykime, tinka ir tos nuomotos žemės, jeigu tu jas oficialiai deklaruoji ir dirbi. Atsiprašau, savininkas turi žinot, kad mano, tarkim, fantazuoja, mano žemė nuomojasi ten ūkininkas Petras kažkoks ar Antanas ir taip, paskui jis ten, aišku, ir deklaruoja oficialiai su sutartis panašiai, bet jis dalyvauja dar ir anglies toj programai. Šiaip toks. Jeigu aš esu žmogus, kuris turiu žemę ir išnuomavau ūkininkui Antanui ar Petrui ar dar kažkam, kuris deklaruoja ir dirba tą žemę, aš kaip savininkas neprivalau būti informuotas. Ta prasme, nes žemė dirba ir jai dirbti turi teisę tas ūkininkas, kuris ją ir nuomojasi, tai ir pajamas iš tų anglies kreditų gauna būtent tas asmo, kuris turi teisę dirbti tą žemę, nes būtent iš to ir ateina. Aš sėdintis čia fotelėje, kaip sakyt, nieko nesugeneruoju papildomai, va dar namo grįšiu su mašina ir dar pateršiu labiau. Tai esmė yra tokia, kad dalyvauja unikalūs sklypų numeriai ir va būtent dėl to dar norėčiau pabrėžti, kad tas pats unikalus numeris negali dalyvauti skirtingose programuose. Tai reiškia, jeigu sklypas A dalyvauja su kažkokiu tai tiekėjų ties anglies kreditų programai, tas sklypas A nebegali dalyvauti kitose analoginėse programuose. Tai pagal unikalius numerius iš karto pasimato ir tada tas ūkis bus pašalintas apskritai iš visų programų iš karto, nes duomenys sueina vis tiek į vieną. Kadangi kad gauti tą kreditą, reikia, kad jį susertifikuotų. Kol kas sertifikuotojas pagrindinis yra vienas, tai Vera. Tai į Verą suplaukia visa informacija su sklypais. Čia kaip ir deklaruoti, jeigu mes su Laurinu turėtumėm vieną lauką ir abu bandytumėm deklaruoti. Taigi iš karto raudona šviesa ir nei vienas negautume jokių ten išmokų už pasėlius, sakykime. Bet gal gudručių tokių buvo pradžiai? Tai nežinau, mes tai kalbam su ūkininkais atvirai, jeigu žemės sklypo unikalus numeris sutaps su jau kažkur kitur dalyvaujančiu, dėja teks išbraukti iš programos, bet tave turės išbraukti visi. Taip jau yra, kad negali ta pati žemė iš to pačio dalyko gauti 3 kartus, sakykime, ar ten 4, žiūrint, kiek ten tu turi. Žinot, yra, čia, nežinau, klausimas toks irgi man kilo, nes čia esu skaičius ir girdėjus kalbų, kad irgi atrodo, kad tokiai Europos ar ne sąjunga ūkininką moka atitinkamas išmokas už tą tvaresnį ūkininkavimą ar ne ten, bet vis tiek tie jo laukai ir negali dalyvauti anglies ar ne kaupimo programose. Tai iš esmės už tą patį vienetą tu gauni ne dvigubai, tu darai tą patį ir tu gauni dvigubai, tai čia ateityje negali būti kokių žirklių tame dalyke. Tai mes esam jau kalbėjęsi ir su Žemės ūkio ministerija šito klausimu, jie patvirtino, mes išaiškinom, kuria linkme ten, sakykime, mūsų ta programa eina. Jie išaiškino, kad jos niekaip nesikerta su tuom, kokius reikalavimus gauna ūkininkai, sakykime, ten deklaruoti kažkokį plotą, kurio ners 4 metus ir dėl to gaus ten, sakykime, didesnės. Nes šita programa, apie kurią mes dabar ir kalbame, jinai yra savanoriška. Tai būtent tie kreditai yra generuojami ir parduodami įmonėms, kurios savanoriškai juos perka. Jos gali nepirkti tų kreditų, jos gali ten, nežinau, Amazonėje miškus sodinti, bandyti rodyti, kad mes jau čia susinulinom, kaip sakant, su ta tarša. Tai dėl to ta veikla yra savanoriška, bet tuo pačiu ir auga ta spaudimas toms didelėms įmonėms, kas tikrai ateis ir Europą, čia tik tais laiko klausimas. Kalba eina, kad gal kokiais 28 jau turėsim tokią instituciją, kuri galės reglamentuoti apskritai tokius anglies kreditus. Pamatysim,
Kaip čia bus, taip, tai to reguliavimo dar nėra, bet vat Amerikoje jau yra. Ir čia be kalbų, čia reiktų susirūpinti iš tikrųjų ir visom didelėm įmonėm, kad tas ateis spaudimas, kad turėsit visi įsivertinti savo daromą žalą gamtai ir ją kažkaip kompensuoti. Tai vat ūkininkai, kurie tvariai ūkininkauja, jie ragina tą anglį po žemę, jie gali generuoti tos kreditus, kurie, jeigu yra patvirtinti, juos įsigijęs, tu gali parodyti, kad vat, aš esu nulinis, nes remiu tą ūkininką, kuris ir toliau gali tęsti tą regeneracinį žemdirbystės, tos visus metodus. Tai čia yra dar tik tais ledkalnio viršūnė, apie ką yra kalba. Dabar jeigu aš esu didelė įmonė, aš pats save turiu įsivertinti, kokią aš žalą padarau gamtai, kur viskas eina, kad aš turėsiu įsivertinti visą grandinę iš tikrųjų, visą tiekimo grandinę. Tai jeigu čia tas pavyzdys... Tai čia bus labai didelis darbas, nes iš tikrųjų ir dabar jau, nežinau, vis tiek matom, kad kokių pozicijų ar ne, darbuotojų ieško įmonės ir didelės, jeigu pastebėtumėt jau kokį, nežinau, pusmetį, tai būtent ir to tvarumo specialistų ieško, kad įmoniai ir metodikas vidinės, kur tu ten jau pradėtų po truputį įmonėse didelėse skaičiuoti, kad eina prie to, nes supranta, kad, kaip ir sakė Tomai, tai reikalavimai ateis. Tai kad norėtųsi turbūt jau ruošiasi dabar, kad paskui nebūtų labas rytas kaip studentas iš po vakarėlio. Tai iš tikrųjų labai įdomi, mes pašnekėjom ir apie anglies ūkininkavimą ir man iš tikrųjų dar kai kurios tos spragos, kur galimai aš turėjau, šiek tiek užsipildė ir aš tokį matau platesnį vaizdą. Bet čia taip Tomas gražiai papasako, bet ar jūs, Laurynai, irgi ten diskutavote, ar jūs pats savo ūkyje, ta prasme, ar jūsų ūkis dalyvavo anglies ūkininkavimo programai? Man atrodo, nei vienas iš šitų projektų neapima gyvulininkystės, tokios kaip šakos. Nes pagrindai yra augalininkystės ūkiams skirta programa. Tai ne, bet aš labai skatinu ūkius dalyvauti ir ypač tuos, kurie gal ten aria ar netaiko tų tam tikrų metodų praktikų, kurie norėtų, bijo ir panašiai, nes kaip Tomas sakė, kad suteiks pagalbą, rekomenduos, tai labai būtų šaunu pasinaudoti tokią galimybę. Jeigu kas liečia pačius tokius gal kriterijus šiek tiek, jeigu apibrėšiu, kokiais ūkininkais mes šiuo metu dabar kalbamės, tai reiktų turėti omeny, kad į programą galima įtraukti ūkius, kurie turi bent 40 hektarų dirbamos žemės ir būtent kuriuose būtų auginamos tos grūdinės kultūros. Nes kiekvienas modelis turi skirtis, tai tada kiekvienam ir gyvulininkystės ir ten, kur pievos, sakykime, mes jų negalime traukti, nes tas pats modelis, jisai neapima tų apskaičiavimų, kurie galėtų įvertinti ir, sakykime, pievos nešamą naudą, ar ten gyvulių ūkių nešamą naudą. Tai galim tik tais kol kas apskaičiuoti tą, ką augalas pasisavina per fotosintezę, bet reikia pastovaus dirbimo. Tai gal yra tas toks kriterijus, kur, sakykime, kad pradedam nuo 40 hektarų ir į viršų. Tiek turi būti įtraukta į programą žemės, kuri galėtų dalyvauti toje programoje. O paskui turbūt mes kalbame su visais ūkiais. Tie, kurie jau ūkininkauja beriminiu būdu ir tie, kurie norėtų pereiti. Tai čia turbūt skirtusi tik tais tiek, kad tie, kurie planuotų pereiti, jiems yra skiriamas didesnis dėmesys, nes jie dar nežino apie ką čia, kažkur kažką girdėję, bet nežino, kaip tas vyksta. Tuo tarpu tie, kurie jau kurį laiką ūkininkauja, ten, sakykime, nenaudodami plūgo savo veikloje, tai jiems galbūt tik mažiau tos informacijos reikia, tik tais pasidalinti tam tikromis įžvalgomis, patarimais iš mūsų agronomų komandos, kur galėtų būti geriau, kur pertrešta, kur ten dar kažko trūksta ir taip toliau ir panašiai. Tai va tokie yra kriterijai. Ir nežinau, čia ar mes laikas būtų papasakoti ir apie tą žalę paskolą, kurią mes ten teikiam ūkininkams. Tai iš tikrųjų ūkininkai, kurie ūkininkauja tvariai arba planuoja pereiti prie tvaraus ūkininkavimo, tai jie papildomai gali gauti 0 palūkanų paskolą. Tai reiškia paskola, kuri neturi jokių palūkanų ir ne 0 plus Euribor, o tiesiog 0. Paskola nemokama.
Tai dabar, kaip sakyt, nemokamų dalykų, dažnas ūkininko klausimas, nemokamų dalykų nebūna, tai kas čia kur, kaip ir kodėl. Tai taip, esmė tokia, kad mes turim tokias dvi programos kryptis. Tai viena programos kryptis, kur mes ūkininkus tiesiog konsultuojame, gal jeigu galima taip įsireikšti, tyrėme jo dirvožemį, bandom skaičiuoti, kiek tų kreditų sugeneruota, kai juos gausim, parduosim, tai su to ūkininku dalinsimės tam tikrom proporcijom sutartom, priklausomai nuo įtrauktų žemės kiekių, reiškia tą pelną. Ir yra kita šaka, kur ūkininkas savo dalies anglies kreditų atsisako mainais už nulinės vertės paskolą. Na ir tada jau reikia sverti, kas geriau, ar būsima grąža iš anglies kreditų, ar nulinė paskola, bet dabar. Na, o tie kreditai, na, jie nėra taip, kad šiandien pamatavom ir rytoj gavom kreditus. Tas laikotarpis vis tiek užtrunka. Tuo labiau, kad reiktų turbūt paminėti, kad kreditai generuojasi iš organinės anglies kiekio pokyčio. Tai reiškia, kad tu padarai tyrimą dabar, nustatai, koks yra anglies kiekis dirvoje dabar sukauptas, tada po metų, 2 ar 3 darai antrą tyrimą ir tada žiūri, koks skirtumas anglies prieauga tos organinės susidarė. Ir tik tas skirtumas statosi į modelį, iš kurio skaičiuojama, kiek ūkis pašalino, reiškia, CO2 iš atmosferos. Tai reiškia, kad tikėtina, kad pirmųjų pinigų ūkininkas turės laukti metus, 2 arba 3, priklausomai kokiu periodiškumu bus atliekami tie dirvožemio tyrimai. Tuo tarpu žalioji paskola, kur tu dalį savo kreditų atiduodi mainais už paskolą, tai tu tą paskolą gauni dabar. Jūs prisiėmate riziką? Tai tada prisiema riziką ir mes, ir investuotojai, kurie investuoja į tų ūkininkų paskolas. Nes reikia pabrėžti, kad mes ne bankas, mes nesurenkam indėlių ir jų neperskolinam, kaip daro tradiciniai bankai. Mes šiaip veikiam šiek tiek kitokių principų, tai mes esam tokie, kaip jeigu čia angliškas tas terminas marketplace'as, tai lietuviškai būtų turgavietė, į kurią atėjęs ūkininkas ir investuotojas mes juos suvedam. Ir tokiu būdu ūkininkas pasiskolina pinigų iš tų žmonių, kurie norėtų investuoti į ūkį, bet neturi žinių nei kaip, nei kur, nei kas norėtų. Čia sutelktinė platforma kažkaip, ar ne, vadinasi lietuviškai. Aš bandau atsiminti, kad lietuviškai skambėtų. Taip, tai mes turgavietės. Turgavietė. Taip. Kur, tai mes esam per tą viduriuką, kur ūkininkas ieško lėšų, kita pusė ieško, kuri turi tų lėšų, kur tas lėšas padėti, kad gautų kažkokią tai grąžą. Na ir mes tuos du tiekėją su pirkėju ir, kaip sakyti, ir suvedam. Tik tai tiek, kad mes rūpinamės visais klausimais, tiek sutarčių sudarimo, tiek įkeitimo, notariniai, tiek paskui, jeigu nepasiseka kažkas tai susitarti iki galo, jau pasiemus paskolą ir laiku jos gražinti, tiek, sakykime, išieškojimo klausimas ir taip toliau. Tai viską mes čia darom viduje, bet iš esmės pagrindiniai santykiai yra tarp ūkininko ir tų, kas nori investuoti į žemės ūkį. Nes tai yra pakankamai saugus sektorius. Tai yra viena iš svarbiausių turbūt kiekvienos šalies grandinių, nes valgyti reikės visiems. Tai tų ūkininkų ar ūkių bankrotai, jie yra gan retas atvejis, nes jeigu tik tais žemės ūkiui prastai, tai vis tiek ES ar vyriausybės viduje kažkaip jos prisideda prie to, kad reikia palaikyti čia strateginė šaka žemės ūkis. Nes, kaip sakyt, valgyti visi turbūt. Kol kas dar šmėgintuvėlių nevalgom taip stipriai. Ja, tai iš tikrųjų labai mes įdomiai pakalbėjom. Labai daug dalykų tikrai sužinojau ir manau, kad išsinešiu dar ateičiai. Nes ūkininkė nepritaikysiu regeneracinės žemdirbystės principų, bet iš esmės tikrai mes šiandien pakalbėjom apie tą tvarumą, bet iš tikrųjų apie tą tvarumą labai iš skirtingų pusių ir apie tą gamtos saugojimą, sveiką maistą ir labai faina, kad pakalbėjom ir apie tos tvarius finansus, nes čia iš tikrųjų toksai tas terminas tvarumas tiktų net ir tai finansiniai visai veiklai. Tai aš tikrųjų galvoju, kad mūsų žiūrovam reikėtų, palinkėti tikrai labai gerai pagalvoti apie savo ūkius, apie savo ūkių veiklą,
ką darot jūsų nuomonė teisingai ir kur galbūt įsvertinti daromas klaidas ir pagalvoti, kaip tas klaidas taisyti, galbūt ten regeneracinės žemdirbystės principais ar ne, tam tikrus momentus panaudoti ir pasibandyti, pažiūrėti, gal atsitiks kažkoks pokytis. Ir labai dar tikiuosi, kad tie, kas neturėjo iki galo žinių apie anglės ūkininkavimą, apie žaliasias paskolas, apie kitokį šiek tiek kitokią finansinę pusę, tai gavo žinių ir tas žinias tikrai panaudos ir bet kokia atveju tikrai manau, kad ir jeigu su Laurynu susisiektumėt, nemanau, kad padėtų ragelį ir sakytų, nekalbėsiu. Tiek manau, kad ir kolegos, ir Tomas, ir kolegos, Tomo kolegos iš Heavy Finance, tikrai manau, kad gali pakonsultuoti, tikrai galit, kontaktai yra vieši, susisiekti ir ieškoti gerų ir vertingų sprendimų jūsų ūkiams. Tai ačiū už jūsų laiką. Tarp kitko, norėdamas pasinaudoti progą, tai vis tiek turbūt didžioji dalis ūkininkų lankosi parodoje, ką pasėsi, kuri čia jau toj pat ir ne už kalnų. Tai kam, jeigu kyla kokių klausimų, bet sarmata skambinti, tai galima, mes ten dalyvausim, turėsim savo standuką, tai galima visada užsukti, pasikalbėti gyvai prie kavos ir aptarti detalės, sakykime, kažkokias tai. Thank you.